Monika, jai yra 18, ji iš Mažeikių ir rytoj važiuoja į baraką Kauno. Labai nenori, nes pasilgs namų. Prigąsdino, kad vakare visiems ruoš pusryčius, tai tuo labiau į Kauną ji nenori. Mokysis Kauno kolegijoje ir gyvens antram barake. Bandom paskambinti iš barako, sakysim, labai laukiam tavęs. Bam, bam, bam. Monika. Labas. Labas. Ką veikiam? O kas jūs skambina? Tomas. Koks Tomas? Nepažįsti manęs. Aš tave tikrinu. Kaip suprast? Tikrinu, ar tu gera. Ar tokia gera, kaip ir atrodai nuotraukai? Ne. Ne? Ne. Man patinka, kad tu neprisipažįsti, kad esi graži. Aš esu Tomas ir mes rytoj pasimatysim. O, malonu. No. Tai kad atvažiuosi rytoj į Kauną? Iš pat ryto. Girdėjau, kad vakarienę ruoši. Tai čia visi taip girdėjo. Aš noriu, kad man vienam paruoštų. A ne? Mhm. Tai čia visi taip nori. Nu, bet aš labiau noriu. Aš pirmas paskambinu. Nieks tau, pavyzdžiui, nepaskambina iš barako. Nieks neparodė iniciatyvos, kad nori su tavim susipažinti. Parodė. Ir kas parodė? Pavėlavai jau. Kas parodė? Tikrai mergos. Daug bernukų parodė. Eik tu. Rimtai daug bernų parodėt dėmesį? Taip, labai daug. Tai gal tavo draugai čia? Tai aišku. Nu, va, tada aš pirmas, kurias tu nepažįsti. O ką tu žinai, gal aš tave pažįstu? Iš kur tu mane pažinosi? Taigi naujokė. Nu, naujokė. Nu, ta prasme, aš tavęs tai nepažįstu. Nu, ta prasme, kaip. Kalbas, žinai, pradėjus klist, galvo, kas čia visi kalba apie tavęs. Parodyk su nuotraukas. Ai, apie mane, ne? Nu, parodė nuotraukas ir... Sakau, wow, reikia paskambinti. Aha. Ir ką noriu pasakyti paskambinę? Nu, aš noriu pasakyti, kad aš esu barako toks zavadyla. Aha. Toks drąsus, žinai, fainas. Aha. Labai faina. Ir, nu, galiu tau padėti. Kuom? Nu, nieks tavęs neskriaus, nieks net neminės bulvių. Visada turės pavalgyti, žinai, visada būsi saugi. Bet svarbiausia tave aprūpinti, ne? Kaip sakai? Sakau, svarbiausia tave aprūpinti, ne? Ne, manęs nereikia, nu, gali aprūpinti, jeigu norėsi. Ai, gali. Galėsi, sakau, jeigu norėsi. Aš tik šiaip sakau, noriu draugauti su tavim. Ne. Nes man visos jau kažkaip nusibodo. Senbuvės. Tai turėsi daug naujokių. Nu, bet vat kiek peržvelgiau, žinai, mes turim tokią tradiciją, nes aš matai 3 kurse. Tai turim tokią sistemą. Žinom, nu, tipo, kas įstojo, žinai, nes duoda sąrašus. Tai peržvelgiam Facebook'e vardą pavardę ir matom, kas, žinai, tai vat. Realiai šiais metais galiu pasakyti, tik tau vienai skambinu. Nemeluoji? Ne. Kodėl man atrodo, kad tu meluoji? Kodėl tu galvoji, kad aš meluoju? Kodėl man atrodo, kad tu kažkam dar skambinai ir labai daug kam skambinai. Kur tu čia taip ištraukiai? Vat, ištraukiau. Taip šnek žmonės? Aha, matai, netgi ne tik aš populiari, bet ir tu. Nu, aš tai žinau, kad aš barakė populiarus. Bet aš nežinau, kad tu populiarus. Nu, barakė, žinok, turiu. Kartais net sunku reikia duris uždaryti, nes visi tiek eina į vidų. Jo. Ypač mergaitės. Tik kelintam aukšte gyveni? 3. Tai nieko, aš negyvensiu 3. Bet tu 2 gyvensi barakė, ne? Aš nežinau. Taip. Nu, va, matai, kaip žinau. Ne, viskas namuose būta. O galėsiu aš pas tave atvaryti? Ne. Kodėl? Aš esu. Atsinešiu vynelio, galėsiu susipažinti. O kas tavo kambariokės? Nemėgstu vyno. Ką, mėgsti vodkę? Ne. Alų? Negeri. Ai, tu šis negeri? Nu, tai pažiūrėsi, kaip aš gersiu. Gerai. O kas tavo kambariokės? Nežinau dar. Ai, tu nežinai? O gal nori? Ne. Žiūrėk, realiai aš labai gerai sueinu su budėtoja. Ir galėčiau pasistengti, kad
tu galėtum būti mano kambariokė. Ane? Mhm. Tai kad aš nenoriu su berniuku gyventi. Kodėl? Tai ką tu nori su mergaitė, su berniuku faina? Tai taip. Nežinau, man atrodo, kad faina. Aš turiu gerą kompą, pažiūrėsim filmus. Ane? Bet išsidribinėtų čia. Su mane internetas geras. Ne. Jo. Kokiam kambarį gyvenim? 307. Tai neįsi ten. Kaip sakai? Neįsi ten. Neįsi ten? Kokia tu negera. Ane? Tai kada rytoj laukt, nes mes su Hebra tave, žinok, tikrai lauksim. Ne ta proga, kad tu atvažiuoji, žinok, aš padarysiu pusryčius. Ir pietus. Nu, dėl pietų nežinau, bet vakarienė... Ir vakarienė. Jo. O kuriam tu kambarį gyvensi? Nežinau dar. Ai, dar nepaskyrėm? O tu turi berną? Ne. Atsidusai? Ir nenoriu turėti. Galvoju, negirdi, gerai. Ir nenoriu turėti. Aš tai, žinok, irgi neturiu. Nu kaip neturiu, nu ką žinau. Šiandien ir rytoj nebus. Vakar nebuvo. Nu, žinai, kaip kada. Nueinu kur nors. Jo. Tai vat. Tai kam nors kitam dar paskambinti. Tai duok numerių, kas iš barako. Sakau, kiek peržiūrėjau, tai nieko gero. Net važiuoja šiais metais į baraką Kauno. Jo. O tai gal su tavim iš Mažeikių kas nors atvažiuoja? Atvažiuoja. Faina? Labai. O ne? Irgi Monika. Nu, man nieko nesako vardas Monika. Tau Tomas sako vardas, kas nors. Daug Tomų yra. Tau nieko nesako vardas Monika. Nu ką žinau, Monika, Linkytė, žinau, Monika. Monika, pažiūrėk, kaip gražiai skamba Monika. Labai gražiai skamba. Tai klausyk, žinok, rytoj atvarai ir sekmadienį pas barakį mes organizuojam tokį tuselį. Pas mane chatoj. Mes ten per kelias chatas, kiekvieną rugsėjo 1 darom. Tai bus rinktiniai žmonės, tik tai aš ir tave ir Moniką kviečiu. Mane ir Monika. Taip. Kad Monikas nepažįsti. Ir aš tavęs nepažįstu. Nu, bet jinai ne iš mūsų barako. Nesvarbu, praleisim. Svarbu Monika, ne? O gražiai, kiek balų? 10, aišku. O tau kiek? 0. 0. 7 tau. Ne, man 0. Monse, žinai ką? Ką nori? Zip FM. O, malonu. Malonu ir man. Monika, tave užregistravo Deividas, tau skambina radistai iš Zip Aš jau FM. supratau. Gerai, kad supratai. Tai linkėjimai nuo Deivido, čia tavo draugas? Ne, pažįstamas. Pažįstamas. Ok, gerai, surašė viską čia apie tave, daugiausia informacijos visokios. Tai ką, palinkėsiu gero studijavimo Kaune. Ačiū. Skaniai padaryk Hebrai pusryčius, susiras daug draugų ir gerai mokyk. Kur įstoji beje? Kokią specialybę? Farmakotechnika. Ką? Tas pats kaip vaistininkės. Ai, pasigirdo armototechnika, galvoju. Ne, farmakotechnika. Farm, ok. Tai vaistus dabar, šiaip jau nusimanai apie vaistus, ar reikės dar viską mokytis iš naujo? Dar reikės. Ok. Žinai, kas yra ibumetins? Taip. O nošpa? Taip. Ar paracetamolis? Taip. O daugiau aš pats nežinau. Gerai, tai gero tau vakaro ir gerų studijų metų. Iki. Iki.